Nepardavinėkite FM Group kvepalų, kai atitikmenų garsių firmų kvepalams. Daugumai FM Group konsultantų žinomas sąrašas, paprastai vadinamas kvepalų atitikmenų arba analogų sąrašo. Skamba paradoksaliai, juk šį sąrašą sukūrę žmonės norėjo palengvinti konsultanto darbą, bet gavosi taip, kad šio sąrašo paskirties nesupratimas ir neteisingas naudojimas dažnai tampa vienu iš pagrindinių daugumos naujokų nesėkmių priežasčių. Pirma, ką turėtų įsisąmoninti kiekvienas FM Group konsultantas, kad FM Group neturi atitikmenų garsių firmų kvepalams dėl vienos paprastos priežasties. Nėra tokių pačių kvapų. Užtenka, kad kvepalų sudėtis skirsis 1/1000 dalimi ir kvapas bus kitoks. Kam tada taip vadinamas atitikmenų sąrašas sukurtas ir kam jis skirtas? Skaitome toliau. Pagal Prancūzijos parfumerių sąjungos technologijos komisijos klasifikaciją skiriamos 7 kvepalų rūšys. Ir visi pasaulyje gaminami kvepalai, nesvarbu kokios jie firmos pagaminti, skirstomi pagal šias kvapų grupės: citrusų, paparčių, gėlių, medžio, šipro, ambros arba rytietiški ir odos kvapai. Toliau jie dar išsiskirsto į kvapų pogrupius ir tipus. Tokių kvapų atspalvių gali būti tūkstančiai, priklausomai nuo naudojimų sudėtinių dalių. Būtent tokiu principu sudaryti atitikmenų sąrašai. Kažkurios garsios firmos kvepalai priklauso, tarkim, medžio vaisinių kvapų grupiai ir FM Group turi kvepalų priklausančių šiai grupiai. Bet tai nereiškia, kad abiejų firmų kvapai tokie patys, jie tik priklauso tai pačiai grupiai, o jų kvapas gali skirtis tūkstančiais kitų kvapų atspalvių, priklausomai nuo kvapų priedų, sudėties ir kiekio. Tikslės kiekvieno kvepalo priedų proporcijas te žino kvepalų esencijų laboratorijos, kurios ir tiekia pagamintus kvepalus arba jų esencijas visoms garsioms pasaulio firmoms, tame tarpe ir FM Group. Tad tokių pačių kvapų nėra, yra tik panašus kvapai, priklausantys tai pačiai kvapų grupė ir turintys panašius kvapų atspalvius. Būtent taip ir sudarytas atitikmenų sąrašas pagal kvapų grupės ir pogrupius. Jeigu jūs, gerbiami konsultantai, naudodami tokį sąrašą, sakote savo klientui, kad turite atitikmenis kažkokiems garsios firmos kvepalams, jūs ne tik pažeidžiate autorinės teises, bet ir sakote netiesą. Tiesa tokia, kad jūs turite FM Group kvepalus, kurie priklauso tai pačiai kvapų grupiai ir turi panašius kvapų atspalvius kaip ir kažkurie garsios firmos kvepalai. Tokius atitikmenų sąrašus sukūrę žmonės norėjo palengvinti konsultanto darbą ir jeigu jūs naudojatės tokiais sąrašais, jokių būdų nesakykite pirkėjai, kad turit garsių firmų kvepalų atitikmenis. Tai bus netiesa. Jūs turite garsios FM firmos kvepalus ir ši firma turi virš 150 kvapų, iš kurių kiekvienas pirkėjas tikrai suras jam patinkantį kvapą. Atsiminkite, jūs parduodate ne firmą, ne pavadinimą, ne buteliuką ir ne dėžutę. Jūs parduodate kvapą. Kiekvienas žmogus turi savo mėgstamą spalvą, lygiai taip kiekvienas žmogus turi savo mėgstamą kvapą. Jūsų užduotis surasti ir pasiūlyti kvapą, kuris jūsų klientui patinka. Ir nėra pasaulyje tokios kompanijos, kurie turėtų tokį didelį kvapų pasirinkimą, kokį turi FM Group. Štai ir priartėjome prie esmės, į klausimą, kokie kvepalai jums patinka, ir retas klientas jums atsakys: man patinka rytietiški vaisiniai kvapai arba gėlių citrusiniai. Jie paprastai pasakys jums garsios firmos žinomų ir išreklamuotų kvepalų pavadinimą. Šį kvapą jis įsirinko parduotuvėje ir jis jam patiko. Pagal jo atsakymą jūs galite parinkti FM Group kvepalus, kurie priklauso tai pačiai kvapų šeimai ir galite pasiūlyti ne vieną, o 2-3 kvapus pasirinkimui. Ir kaip jums šitie kvapai, paklauskite klientą. Jam turėtų patikti, nes pasiūlysite kvapus, kurie panašus į jo mėgstamus. Pridurkite informaciją apie kvepalų koncentraciją. FM kvepalai paprastai aukščiausios ES leistinos kvepalų koncentracijos normos 20%. Beveik nebejotina, kad pirkėjas nupirks jūsų siūlomus kvepalus. Ir nupirks ne kaip garsios firmos kvepalų atitikmenis, o kaip FM kvepalus. O nupirkę vėliau niekada nepasakys, kad kvapas netitinka, kad tai padirbti garsių firmų kvepalai ir taip toliau. Sekantį kartą tas pats pirkėjas. Būtinai pasikeiskite telefono numeriais, jeigu tai naujas klientas.
Paprašys negarsios firmos OFM kvepalų, galbūt su savim atves ir naujų pirkėjų, arba pats prisiregistruos kaip konsultantas, kad galėtų įsigyti kvepalus savo artimiesiems ir draugams konsultanto kainą. Kaip matote, viskas priklauso nuo to, kaip pasiūlysite FM kvepalus ir kaip pasinaudosite atitikmenų sąrašo. Su laiku jums šio sąrašo nebereikės, jūs atsiminsite, kokie kvepalai kokiai kvapų grupiai priklauso. Nu, jeigu naudojatės, visada atsiminkite, jūs parduodate aukščiausios kokybės FM Group kvepalus, o ne kažkokius atitikmenis. Tik taip dirbdami jūs sukursite savo pastovių klientų sąrašą, kurie pastoviai pas jūs pirks FM produkciją, atves naujų pirkėjų, dalis iš jų taps jūsų konsultantais ir tik taip sukursite savo verslą. Tik taip dirbant automatiškai išnyks klausimai apie kvepalų originalumą, kvapų atitikimą, vardo naudojimą ir taip toliau. Jūs, FM Group konsultantai. Konsultantai kompanijos, kuri per 5 veiklos metus įsiplėtė į daugiau kaip 50 pasaulio šalių. Pagalvokite, kiek dar kompanijų pasaulyje galėtų tuo pasigirti. Didžiuokitės tuo ir nepardavinėkite atitikmenų arba analogų, kurių nėra. Straipsnį parašė ir video sukūrė FM Group konsultantas Vidmantas. fmkvapalai.com